Zin Zin. Alô? Labadiena. Labadiena. Arthur. Ieni diskoteka. Ar tu eini į diskoteką? Labai gerai. Taip. 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 Mes einame diskoteką. Arthur patinka diskoteka. Man patinka. Labai gerai. Ačiū, taip. Sudie. Viso gero. Lietuvių kalba kietas riešutėlis kitataučiams. Ir vis dėlto atsiranda tokių, kurie pasiryžta ją išmokti. Aš esu iš Korėjos. Aš gyvenu Kaune, Bendrabutyje. Aš myliu Lietuvą. Aš esu studentas. 50 jaunų žmonių iš įvairių šalių savo norų pasirinko visą vasaros mėnesį praleisti Kauno Vytauto Didžiojo universitete tam, kad pramoktų mūsų kalbos. Ir kurių tautybių žmonėms yra lengviausia išmokti? Oi, kadangi tautybių labai daug, tai labai įdomu dirbti. Kiekvieną kartą vis pamatai kažkokių naujų siurprizų. Aišku, gal lengviausia išmokti latviams ir lenkams, ko gero. Latviai turi labai panašią gramatinę sistemą. Lenkai taip pat šiek tiek gali atsekti kažkokių panašumų. O sunkiausia anglakalbėms, kurie kartais net moka tik vieną anglų kalbą. Jie net nesupranta, ką reiškia mokytis kalbos. Ir aišku, iš tokių tolimų šalių kaip Koreja, Japonija ir tarimas yra labai skirtingas mūsų kalbos ir gramatika, taip kad būna sunkiau. Tačiau galiu pastebėti, kad tiem studentam, kuriems sunkiau mokytis, jie gan greičiau išmoksta ir lengviau. Matyt, kad jie daugiau sėdi, daugiau dirba, daugiau stengiasi. Ar patinka Lietuvoje? Man patinka Lietuvoje. Aš esu Fatih iš Turkijos. Man patinka Lietuvoje. How can I say have? Aš turiu draugas Lietuvos. Mano vardas Cornelia, gyvenu Vokietijoje, Bonoje, studijuoju indogermanistiką, filosofiją ir lingvistiką. Ir man patinka Lietuva, Lietuvos kultūra ir kalba. Į 5 grupės padalinti užsieniečiai liežuvis laužo kasdien, nuo 9 ryto iki 5 popiet. Jau 3 metus kursus vedanti dėstytoja Laura Kamandulytė bando tas 4 savaitės paversti kuo įdomesnėmis. Taip pat susipažįsta su lietuvių kalbos istorija, kultūra, po paskaitinėje veikloje jau eina į muziejus, organizuojamos išvykos į Rumšiškes, Vilnių, Palangą, Anykščius. Štai šį savaitgalį rytoj važiuojame į Anykščius, kur studentų lauks toks siurprizas, jie dar nežino, tai gal nelabai supras, Tadą Blindą juos užpuls ir taip toliau. Tai tikėkime, kad patiks rytoj. Taip kad mes bendraujame 4 savaitės be pertraukų. Ir po tų 4 savaičių jau laisvai susišneka? Priklausomai nuo lygio. Mes turime 3 lygius, pradedančiųjų, vidurinėje ir pažengusiųjų. Tai pradedančiųjų lygis jau gali susišnekėti pagrindinėmis temomis, gali paklausti to, ko jiems reikia, gali suprasti pagrindinės temas apie maistą, apie susisiekimą, kaip surasti kelią ir taip toliau. Ir jau jie pasiekia tokią lygį, kad rudenį gali eiti į 2 lygį, kur dėstytojas su jais kalba tik lietuviškai, kur jau jie turi suprasti viską lietuviškai. O 3 lygis yra jau tų žmonių, kurie skaito grožinę kūrybą lietuviškai ir taip toliau. Tačiau net ir uoliausiems, ne vien mokslai galvoje. Visada į diskoteką. To be honest, it's true. In clubs or your Į klubus personal einat? disco? Į klubas, į Siena,
Your Bolbar. Orange. Orange Yeah, we've been to Orange. and kitchen. Linksminamės virtuvėje. Our party room is kitchen. Besimokančiuosius į Lietuvą atvijo įvairios priežastys. Šiuo metu jau yra 3 metai, kai aš dirbu su užsieniečiais, būtent tais žmonėmis, kurie atvažiuoja studijuoti lietuvių kalbos 1 mėnesį, kažkokiais tikslais, vedami įvairių meilės reikalų, taip pat norėdami studijuoti vėliau Lietuvoje. I'm here for the summer course and Atvykau čia į vasaros why kursus. I choose Lietuvą Lithuania pasirinkau, because nes turiu čia I ilgamečių have draugų. some friends here and we know each other for a long time and it is the first time I have been in Lietuvoje Lithuania. esu pirmą kartą And ir man čia labai patinka. I really enjoy to be here. I have been here for 10 days and Esu čia tik 10 dienų, up bet to jau now prikaupiau I have atsiminimų ir linksmų lots of istorijų. memories and interesting stories. I will stay in Lithuania 1 year because Lietuvoje pagal mainų I'm programą exchange liksiu student. metus. Manau, kad vietinės kalbos mokytis labai svarbu, Our nes tik language taip gali is pažinti most šalies important kultūrą. thing in staying other country because by learning in language you can learn some culture and their country mind, something like that. So I choose this course and Pasirinkau šios I'm kursus ir satisfied esu labai this patenkintas. course Man jie because padeda suprasti įvairias kultūros I sritis can – meną, experience kiną ir some pačią kalbą. Lithuanian culture and art, cinema or language. So Kursams įpusėjus entuziazmas neblėsta, tačiau prisipažįstama, kad kalba išties sunki. Mano patinka kalno. Mano vardas Nikas Knight. Aš myliu Lietuvas. Can you tell me, is it difficult to learn Ar sunku mokytis lietuvių kalbos? It is very difficult to learn Labai sunku, Lithuanian. net jei faktiškai esu Even though I'm lietuvis. Lithuanian, Tiesiog nėra progų ir galimybių there's not a lot mokytis. of opportunity, and unfortunately, there's not a lot of material available for Lithuanian. Kitos unlike kalbos, kaip German vokiečių ir or italų, Italian, turi which gausybę has an mokomosios abundance, medžiagos. especially English, where there are stores. It's hard to get any O lietuvių material kalbai to learn mokytis sunku ir Lithuanian, čia ką nors even surasti. in Lithuanian. Užsienyje tai išvis And neįmanoma. outside of Lithuania, there's almost nothing available for language learning. Gerim gira geri gira geri. Okay. I will try the second one, okay? Yeah. Geri vira geri gira gere gira geri gire. Belieka palinkėti jiems sėkmės. Ir jei pamatysite kurį iš jų gatvėje, nesidrovėkite paklausti, kaip sekasi. Jie bus tik dėkingi už galimybę pasigardžiuoti mokslo vaisiais.